Labas, Povilai. Tai prisistatyk mūsų žiūrovams. Tai esu Povilas Stankūnas, video turinio kūrėjas, dronų pilotas, inžinierius ir, kaip čia pasakius, media specialistas. Dronų pilotas ir videografas. Kaip tai surišta? Tai susirišo nuo to, kad prieš kokius 8-9 metus plius minus baigiau studijas KTU universitete ir pradėjau užsiimti su video turinio kūrimu. Tai yra, nusipirkau kamerą, išmokau montuoti ir pradėjau tiesiog filmavimai, montažai, darbas su reklamomis, dar teko padirbėti tam tikrose video produkcijos įmonėse, agentūrose, prie to gan nemažų projektų. Ir paprasčiausiai viskas prasidėjo nuo to, kad nusipirkau droną su idėja, kad galėsi turėti naują perspektyvą įnešti į visą tą filmavimą. Ir paprasčiausiai ties to viskas ir prasidėjo. Pradėjau mokintis skraidyti. Po maždaug 3 dienų pamačiau, kad jau darau tai, ką žmonės po metų laiko daro. Ir pastebėjau, kad turiu tam dalykui tokią kaip ir gyslelę, arba tiesiog, kad tai man geriau sekėsi negu kažkam kitam dar, tai paprastam žmogui. Tai ties to ir pradėjau paralelyje užsiimdamas video turinio kūrimu, mokintis, gilinti žinias ant skraidimo, ant praktikos ir galiausiai po metų kitų jau buvau vienas iš tokių gan stipresnių pilotų Lietuvoje. O kokią įrangą naudoji, pavyzdžiui, filmuojant, skraidant? Viskas prasidėjo nuo standartinių fantomų, kadangi prieš 6, 7, 8 metus plius minus, tai realiai viskas ir prasidėjo nuo fantomų. Tai nuo to viskas ir prasidėjo. Plius savo metu nusipirkau labai tuo metu Camera of the Year Samsungas, kuris dabar jau yra praktiškai niekieno nežinomas, nes paprasčiausiai Samsungas nustojo gaminti kameras ir perėjo prie šaldytuvų bei telefonų. Supratau, o kuo skiriasi, pavyzdžiui, pramoginis dronas nuo FPV vadinamų dronų? Dabar, jeigu imsime pramoginį droną, tai jisai yra lengviau valdomas, visas, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tarkim, paimkime Windowsus ir paimkime Linux operacinę sistemą. Windowsai bus labiau suprantami paprastam žmogui, o jeigu pasimsi Linuxus ir dar pasimsi senesnės versijas, kur viskas ten per terminalą eina, komandas turi mokėti atmintinai ir taip toliau, tai realiai panašiai čia ir bus. Su paprastu šitu paprastam useriui skirtų droną. Tai tu jį tiesiog išsipakuoji, paspaudi porą mygtukų, kad maždaug update ir skraidai, filmuoji ir viskas gan paprastai gaunasi. Jeigu pasiėmė šitą savadarbį droną, tai tu turi mokėti ir lėtuot, ir suprasti bazinės fizikos žinias, kad ta prasme supras, kas kaip jungiasi, kad mokėt skaityti schemas. Tada turi išmokti skraidyti visiškai be jokių sensorių, be jokių pagalbų, nes, pavyzdžiui, ant to paprasto drono yra pagalbos, kurios padeda dronui stovėti vietoje, yra pagalbos, kurios padeda dronui nenukrypti ten kažkaip ten panašiai kaip, pavyzdžiui, ant akro režimo galėtum, nes pasiėmus savadarbį droną, tai tu gali įsijungti režimą, tiksliau standartiškai žmonės ir skraido ant to režimo, kuris yra visiškai be jokių stabilizacijų, kada tu gali apsiversti su to dronu ir daryti visokius, kaip čia pasakius, flipus, rolus ir taip toliau. O tu kaip pramogų, pavyzdžiui, pramogas filmuoja kažkokias ar kažkokios vestuvės, ar kažkoks renginys, ar kažkas tai. Ar yra dronai kažkoks tai sezonas, ties kuriuo užsidaro viskas, ar galima, žinoma, ne per lietų, ne per sniegą? Labai tai pasijaučia po vasaros, nes vasaros laikas tai yra tas laikas, kada viskas apskritai visi metai iš oro viskas gražiai atrodo, bet vasaros metu, kada viskas labai žalia, labai šitie dalykai yra naudojami ir labai paplitę, o pavyzdžiui, kai praeina tas vasaros sezonas, pradeda ruduo eiti, tai tada ir prasideda visas tas nuo filmavimo piko prie tokio labiau
atviro laiko, kada mažiau ir tų filmavimų, ir tų skraidimų ir panašiai, nes paprasčiausiai, ruduo toks kaip ir piko galas. Supratau, o tarkim būna, tenka paskaityti Facebook'e, ypatingai kažkokiuose dronų grupėse, noriu pradėti skraidyti, nuo ko man pradėti? Pirmas dalykas, tai tau reiktų pradėti nuo YouTube'o, tiesiog gilintis, kas yra tas dronas, nes, pavyzdžiui, dabar didelė bėda su šitais paprastais komerciniais dronais, tai kad viskas yra antiek supaprastinta, kad tu realiai nusiperki ir realiai per porą paspaudimų gali skraidyti ir tu neturi tų žinių, suvokimo, kas yra dronas, kaip jisai veikia. Ir kai tu neturi to suvokimo, kaip jisai veikia, tada gali pradėti daryti klaidas, kurios tau gali kainuoti. Ir jos gali kainuoti labai daug. Ir ta prasme ne tik, kad, pavyzdžiui, kad kažkur kažką sudaužysi, bet gal kažkas nukris ant kažkokio kito žmogaus, gal nukris ant kažkokios kitos mašinos ir tu pradėsi daryti žalą. Ir darydamas tą žalą, tu jau pradėsi daryti, kadangi dronavimas Lietuvoje, jis labai jaunas. Jis dabar plėtojasi, vystosi. Tai kaip pavyzdys, jeigu pradėtum daryti su dronu žalą, tai pradėtų eiti kalbos, kad oi, čia tie dronistai, tai kokie jie blogi, jie čia tik tai dronus ant žmonių mėto ir taip toliau. Tai paprasčiausiai labai svarbu, kad žmonės, kurie nusiperka dronus, turėtų tą tokį elementarų suvokimą, kad maždaug, tai yra kaip pavyzdys mašina, kad tu turi su mašina, negali tiesiog sėst girtis vairuoti, negali, pavyzdžiui, tiesiog, tarkim, jeigu matai, kad padangą nuleido, sėdi į greitkelį, važiuoji su nuleista padanga. Negali daryti bet ko, turi pasirūpinti tą savo įrankio, kad jisai galėtų atlikti tą tavo skraidimo paskirtį, ar tai filmavimo, ar fotografavimo, ar tiesiog skraidimai dėl malonumo. Bet drono paskirtis gali būti ir kitaip naudojama, nebūtinai ten pramogai kažkokiai, ar kažkokiam, tai nežinau, filmavimui, ar šiaip kaip hobiui. Gali būti naudojama ir kituose tiksluose, kur galima pritaikyti droną? Tai čia panašiai kaip, pavyzdžiui, tarkim, jeigu pasimsi peilį arba tiesiog aštrų įrankį, tu gali jį naudoti valgant, pjaunant maistą, tu gali jį naudoti pjaunant ant kažkokią, tai tarkim, pavyzdžiui, medieną, tu gali jį naudoti, tarkim, dar kaip stovą vos ne. Tai čia lygiai tas pats, tu tą patį droną gali naudoti ir civilinėje paprastoje paskirtyje, tiesiog iš malonumo skraidant, filmuojant komerciškai ir fotkinant, tada gali naudoti, kad ir ta pati karyba, žvalgyba, kažkokių dalykų nešimas. Dabar tas dalykų nešimas jis gali irgi plėtotis, nes ar tai gali būti kažkokios šaudmenys, ar tai gali būti medicina. Tu gali, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, su peiliu tu gali tam tikroje situacijoje, prie tam tikrų aplinkybių gali išgelbėti žmogui gyvybę, jeigu, tarkim, padaryti tam tikrus dalykus. Tai čia, pavyzdžiui, su dronu lygiai taip pat. Tam tikrose situacijose, tam tikrose aplinkybėse tu galėtum atlikti tam tikrus veiksmus, kurie, pavyzdžiui, galėtų kažkam išgelbėti gyvybę. Tai kaip pavyzdys, jeigu žmogus negali pasiekti arba yra įkalintas kažkokioje vietoje ir tau reiktų jam nugabenti, tarkim, telefoną, maisto, vandens, tu galėtum tai padaryti. Žinau, kad ne per seniai grįžai iš Ukrainos. Pats karas Ukrainoje dabar virtęs dronų karais. Tai kiek yra pasistūmėję, sakykime, visos šitos technologijos iš mūsų arba iš rusų pusės? Yra pliusų, yra minusų. Visas šitas dalykas pasistūmėjęs labai stipriai. Nes prieš, pavyzdžiui, metus laiko, kai pradėjau visus tas keliones, tai žmonės dar tik tai suvokė, realiai beveik praeitų metų pačioje pradžioje, kai viskas prasidėjo, žmonės dar kaip tik iš viso skeptiškai žiūrėjo į dronus, kad jie bus naudojami ir jie taip paplis. Sakiau, kad tai bus, nieks netikėjo, po savaitės, žiūrėk, skambutis jau mums tavęs reikia. Tada maždaug pusmetis laiko visi atrado ir pradėjo naudoti tos Mavikus, standartinius šitus komercinius dronus ir manė, kad jau čia super. Tada, jau tada realiai žmonės mokinau ant simuliatorių, kaip skraidyti be visų šitų padėjimų, kad realiai kaip išmokti akro režimo ir kaip su savo darbiais dirbti. Ir žiūrėk, šią žiemą jau žmonės atradė ir FPV, savo darbius dronus
Ir jau vėl visas tas, pavyzdžiui, tai ką sakiau, kas vos ne prieš metus laiko, kad maždaug nelabai kas tipo, oi, čia įdomu, ne, jau vėl tai yra ant piko. Ir dabar, pavyzdžiui, tai prisivijo tą tokį bendrą piką, kuris eina visiems. Nes, pavyzdžiui, dabar, pavyzdžiui, gerai, kai buvai susidomės ir susikoncentravęs ties Mavicais, tai tau atrodė, kad čia ta kartelė. Tada atsirado FPV, ta kartelė pakilo. Tai dabar su ta FPV kartelė realiai dabar darosi naudingi dalykai, nes žmonės bando implementuoti programavimą, žmonės bando implementuoti dirbtinį intelektą, žmonės bando implementuoti visokias termokameras ir waterproofinti, tai yra padaryti, kad ta elektronika galėtų dirbti prie lietaus ir panašiai. Ir dabar vyksta šitie dalykai, inovacijos, kurios, pavyzdžiui, net kad kažkada buvo sukurtos, bet dabar tai jau pasiekė tam tikrą piką, kada realiai bus įdomu, kas bus sukurta po metų arba po pusmečio. Tai realiai, jeigu dabar, pavyzdžiui, mūsų valstybės tarnautojai prisidės prie paskirstimo iš europinių lėšų, kad plėtotume dalykus, kurtume dalykus, darytume dalykus, pavyzdžiui, vystytume šitą sritį, tai mes galėtume padaryti labai stiprių dalykų, nes Lietuvoje turime labai stiprius programuotojus, labai stiprius elektronikus, turim visas sąlygas viso to plėtojimui ir auginimui. Tai kol kas realiai vienintelis dalykas, ko te reikia, tai tiesiog, kad tam tikra, kaip pavyzdys, aš pats esu inžinierius, aš nesu tas, kuris, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, teisininkas. Tų kompetencijų pas mane trūksta. Tai idealiausia, kai žmonės apsijungia, komunikuoja vieni su kitais ir tada pradeda ieškoti, kur čia galima parašyti kokį projektą, kur galima gauti kokį finansavimą, samdytis tų pačių programuotojų, kurti kažką naujo ir realiai tai formuoti visą šitą sritį. Nes čia ir yra visas tas unikalumas. Šis sritis formuojasi dabar. Mes su tavim padarėm tokią vieną nemažą misiją ir neperseniai pristatėjai į Ukrainą gerų daiktų, dronų, kurie gali nešti, sakykime, 4 kg, mačiau, kad tikrai drąsiai. Gal gali pačią idėją pristatyti, kuo jie pranašesni, nes tarkim, kaip aš savo draugam Ukrainoje pasakiau, kad mūsų vieno drono kaina apie 1500 eurų, tai jie sakė, sakė, mes už 500-600 lipdom ir skraidom. Tai tu, kai nuvažiavai gyvai ir jie išbandė visą tą dalyką, kokia jų buvo reakcija? Tai gerai, pradžiai padėkime visą tą reakciją taip toliau iš šoną ir paimkime visą tą originalią, autentišką idėją. Kadangi pats užsiemu su dronais ir filmavimais, tai nepaslaptis, kad, pavyzdžiui, pas mane arsenale yra dronų, kurie neša kameras. Tai dabar tas, kad neša kameras, tai tu ant drono uždedi dalyką, kuris yra, 10 kartų brangesnis negu tas visas dronas. Ir tas dronas turi gebėti pasirūpinti, kad tas dalykas, kad tas dronas nesuduš, neatsijungs kažkas, nebus taip, kad, pavyzdžiui, vėjas papūtė ir jį ten nupūtė. Dronas turi būti patikimas, jog neštų kamerą, labai brangią kamerą. Tai ta prasme, kadangi patirties tame jau turim, tai ta prasme čia vienintelis skiriasi 2 dalykai. Pirmas dalykas tai ką tu neši ir antras dalykas tai ryšys. Kokį tu ryšį naudoji, nes ta prasme kare tu jau nenaudoji tų standartinių dažnių, kuriuos, pavyzdžiui, čia skraidant naudojam. Naudoji visai kitus. Čia ir buvo tas pirmas prioritetas pasidaryti droną, kuris būtų maksimaliai saugus. Nes, pavyzdžiui, kad nebūtų tokių variantų, kad paėmei droną, pakilai, kažkur kažkas užtrumpino, net laikė power spike'as, ar ten tiesiog motorai nukepė ir apsivertė ir bum. Ne. Su mūsų kurtu dronu joksai ukrainietis nenukentės. Su mūsų kurtu dronu, ta prasme, tu gali būti ramus, kad tau atkeliavus į apkasus, tau nereikės jo lituoti. Tau nereikės, ta prasme, jo taisyti, nes jis bus patikimas.
Tai va, ta prasme, va, ir iš to ir susidarė. Gerai, neimam pigiausių elektronikos kontrolierių, neimam pigiausių smegenų, neimam pigiausių motorų, neimam pigiausio lieviausio rėmo, neimam blogiausių, pigiausių komponentų. Imam tai, kas, va, pavyzdžiui, realiai užtikrintų kokybę. Kad, ta prasme, aš galėčiau, va, paimti brangią kamerą, uždėti ant jo ir skraidyti be jokių kažkokių tai baimių, kad jisai, va, tiesiog atsijungs man. Ne, negali tai būti, nes šiuo atveju tai yra ne kamera, šiuo atveju tai yra sprogmuo, realus sprogmuo. Arba, tarkim, pavyzdžiui, gerai, tarkim, uždėsim medicinos, ten, tarkim, 4 kg yra tikrai daug. 4 kg yra holy moly kiek daug. Ir, tarkim, gerai, pritvirtinsi dėžę, tai tą dėžę gali labai daug dalykų pridėti. Ir pirmas dalykas, kodėl, pavyzdžiui, ėmėm kokybiški motorai, daug galios. Tai ne šiaip, kad jisai kaip lenktyninis dronas lakstytų, ne, kad jis tiesiog turėtų galios rezervus. Jeigu yra didelis vėjas, jam yra dzin. Ta prasme, jis prie vėjos dar ilgiau, dar greičiau varys, bet prie didelio vėjo jis atliks, ko tau iš jo reikia. Jis nuskris iš taško A į tašką B be jokių problemų. Nebus taip, kad, pavyzdžiui, ir ne tai, kad, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mašina, prastas kelias ir mašina visą bildą ir taip toliau. Tai ant drono šitas dalykas pasijaučia, kad užsimeti svorio, didelis vėjas ir va tas dronas, va tai va toks vos tu meldiesi, kad jisai pasiektų tašką B. O čia jisai tau net nėra klausimo, tau realiai tiesiog reikia žinoti, kur skristi viskas. Varyk, prašom. Tai čia ir yra tas, va, pavyzdžiui, tu gali padaryti pigiausią variantą. Taip, drąsiai galima paimti šito drono, paimti pigesnį rėmą, paimti pigesnius motorus, paimti tą, viską pigiausia. Ir sutirpsi kokios 7 + 100. Bet tada gausi rezultatą, kai, va, pavyzdžiui, vienas iš kariškių sakė, aš skraidžiau, va, tai flight, 10 colis, bet jisai maksimum 2 kg kelia ir su tais 2 kg, va, o dar jeigu didelis vėjas, tai tada iš viso sėkmės. Tai pas mus ta vizija daryti kažką, tai jeigu darom kokybiškai. Tai pasiteisino big time, nes dabar, pavyzdžiui, tarkim, tada, kai nuvažiavau, daviau paskraidyti, chebra nepatikėjo, kad 10 colis gali taip skraidyti. Ta prasme, man sako, žiūrėk, aš skraidęs tam visokių, ir čypo, ir nečypo, ir didelių, ir mažų. Didelis man visą laiką asocijavosi, kad karvė, lėta ir ten nulis manevringumo. O su šitu skraidau kaip su lenktyninio dronu. Kaip suprast? Tai tas, va, lenktyninis dronas, žinoma, karas, nereikia ten lenktynių ir taip toliau, bet, va, tas lenktynis tai galios rezervas, greičio rezervas. Tas visas skrydžio laiko rezervas. Tau ir suteikia galimybės, kad, pavyzdžiui, didelis vėjas, audra kažkokia tau dzin. Tu tiesiog uždedi ir varai. Viso gero. Ta prasme, tu nėra, kad, ar tau vidury skrydžio užkais motorai, nes jis net laiko, ta prasme, visų tų jėgų. Tai va, čia buvo esminis dalykas, kodėl, pavyzdžiui, tas dronas nėra už 500 eurų ar 200 eurų. Žinoma, tu galėtum tokių padaryti. Bet tada būtų minusas, kad jie nebūtų patikimi. Klausimas, kiek iš jų veiktų. Klausimas, kiek iš jų, vat, pakylė, apsivertė ir sprogo. Ne, mes taip tikrai nedarysim. Ta prasme, jau geriau padarysim šiek tiek brangiau, bet kad bus maksimaliai užtikrinta kokybė ir, ta prasme, saugumas. Aš kaip suprantu, mes nesustosim ties šitą misiją, net. Mes jau dabar turim 3 versijos sąrašą dalykų. Nėra baisiai daug kažkokio, ten pagrinde orientuojamas rėmo šiek tiek patobulinimo ir ryšių. Rėmo, kad tiesiog lengviau būtų dėti dalykus, o ryšių, kad būtų dar sunkiau pasiekimų, kaip pavyzdys. Prieš visą tą kelionę nuvažiavom pas Lietuvos kariuomenę ten į tam tikras pratybas, kur maždaug, gerai, pasibandysim prie tam tikrų sąlygų, pasižiūrėsim, kaip čia veikia, kaip pastatytas izraelietiškas radaras ir ten už 1 milijoną eurų radaras. Ir dar slopintuvas. Tai skraido vieni, skraido kiti, jo mato, ten slopina,
mes taip maždaug iš pradžių galvojam skeptiškai pasikelt, nu gal nekeliam, gal, nu, tipo gaila, jeigu tipo nukris, gerai, pasiemam į rankas, iškeliam, nu, junkit. Algirdai, vaizdas yra? Yra ir kontrolės. Ok, pasidėjom ant žemės, pakilom, varinėjom, nei radaras mato, nei slopintuvas nuslopina, už milijoną. O čia tūkstančius, ta prasme, su centais. Tai, ta prasme, dar labiau tai plėtosim, nes, pavyzdžiui, jeigu vat, jau tokie rezultatai, tai, ta prasme, jau faktas, kad einam geru keliu. Faktas, kad einam labai geru keliu. Tai dabar tiesiog biški finansų, biški darbo, nes dabar realiai ką mes darom, tai darom praktiškai iš idėjos. Ta prasme, daug dalykų, kuriuos, pavyzdžiui, susipirkom testavimą ir panašiai, buvo iš mūsų pačių sąskaitos. Mes tai darom realiai, kai turim laiko, nes tai nėra mūsų pilnas etatas ir panašiai. Ne, mes tiesiog, Algirdai, tu rytoj po darbo laisvas, jo, atvarysiu pas tave. Sėdim pas save garažę ir darom dalykus. Tai įsivaizduok, kad jeigu mes taip laisvu metu iš idėjos bedarydami dalykus tokį rezultatą padarėm, tai kas bus, jeigu mums duos valstybė kokį 100 štukų ir padaryk kažką. Duodam jums pusmetį, nu gerai, maks metus. Nu bet geriausia pusmetis, raportuojat, ką padarėt. Ką mes tada padarysim? Kai turėsim galimybių užsisamdyti normalius programerius, kada galėsim žaisti ne tik su hardvaru, bet ir softvaru, formuoti smegenis, implementuoti dirbtinį intelektą į visą tai. Nu, čia toks, kas jeigu. Ar teko girdėti, kad mūsų krašto apsauga rūpintųsi šitų klausimų ir, sakykime, kažką tai būtų pajudinus jau iš pamokų Ukrainos? Kol kas tai visi mano, kad visi viską žino geriau. Kol kas visi mano, kad jeigu kas tai NATO atvažiuos ir čia viskas, mums čia tik tai čia paruoškime, kavutę padarykit, arbatą ir čia viskas atvažiuos, čia mes kavutę paduosim ir visi viską išgelbės. Tai nežinau, man ta prasme tiesiog juokas ima, kai pasiklausai tokių kalbų, kad čia nereikia nieko plėtoti, nereikia nieko daryti. Rimtai. Mes čia, jeigu ką, tų pačių cheap dronų ten prisipirksim ten už 200, 300 ir taip toliau, jūs rimtai norite. Aš kalbinau žmogų, FPV pilotą, kuris fronte dronus vairuoja. Ir man jisai pasakojo, žiūrėk, aš esu turėjęs ne kartą tokį atvejį, kad su cheap dronais sėdžiu apkase, mane bombarduoja, o aš lituoju tą droną. Taisau, nes iš kito drono paimu komponentą, nes, įsivaizduok, čia, pavyzdžiui, kai idealiausias palyginimas. Kur galima, pavyzdžiui, pamatyti tų dronų, kuo skiriasi pigus nuo normalaus, brangesnio šiek tiek. Tai realiai, jeigu kažkas nutinka ir tau reikia mašinų. Ir atsiranda visokie fondai, atsiranda visokie volonterai ir taip toliau. Ir priperka daug belio kokių mašinų. Atveža tau 50 užkaltų mašinų, kuriuose ten vienoj variklis užkaltas, kitoj ten važiuoklė ten vos ten laiko ir taip toliau. Ir gerai. Paspaudžia tą ranką, tu padėkoji, ačiū už mašinas, labai padėjo, tu super duper ir taip toliau. Pasifotkinat, pasirašot perdavimo raštus, visi išvažiuoja ir dabar tu lieki ir dabar kaip tau tuos 50 užkaltų mašinų susitvarkyti. Tau dabar reikia susipirkti, tau reikia kiekvieną jų susižiūrėti, tau reikia susižiūrėti, ko reikia, kad tą atgaivint, jos visos vietą užima ir ta prasme, tau apart to, kad tu dabar karas, tu turi visai kitokius dalykus, tu dar turi naują problemą, kurią reikia spręsti, kaip jas visas atgaivinti, padaryti, kad jos būtų tinkamos darbui. Tai su tokia filosofija mes ir einam. Geriau ne pats pigiausias, biški brangesnis, bet kad dalykas būtų patikrintas, būtų saugus, būtų užtikrintai. Padaviau ir tau nieko praktiškai nereikia daryti, kad, pavyzdžiui, kaip čia man jį prikel, kaip čia man jį, kad jis atliktų darbą. Ne, taip dalykai negali būti.
taip dalykai negali vykti. Ir ta prasme, nežinau, tiesiog mano akimis tai yra tiesiog neteisinga, kad tai vyksta, vat, faina, kad tai apskritai, vat, pavyzdžiui, nes bet koks dronas geriau negu jokio drono. Bet kai vat, yra galimybės, ta prasme, žmonės ten ieško, perka ir taip toliau, tai žiūrėkit, neieškos prie pačio pigiausio. Nu, dasidėkit kažkiek tai, bet ta prasme, nu, bent jau paimkit tokį, kuris bus saugus. Tokį, kuris bus užtikrintai, ta prasme, kad veikiantis, kurio nereikės apkasuose prie apšaudimo lituot. Nes jeigu, pavyzdžiui, nežinau, aš tiesiog nuoširdžiai norėčiau, kad žmonės pajaustų tą visą situaciją, kada tave bombina, o tu lituoji tą droną. Nu, nežinau, man tiesiog sunku tai kitaip vat, kažkaip apibūdinti. Tai vat, tokios vizijos dėka mes ir ėjom tuo visų kitokiu nepopuliariu keliu, kad maždaug imt, sukurt, užtikrint, ta prasme, saugumą, patikimumą ir vat, geriau jau bus mažiau, bet bus jokio, ta prasme, net dvejonės, kad kažką reikia taisyti. Ir pabaigai sakyk, prašau, pavyzdžiui, kaip tu galvoji, ko trūksta mūsų kariuomeniai, kažkokių dalinių ar kažkokių tai, ko trūksta vat, šitos sferos? Tai yra du pagrindiniai dalykai, kurio trūksta. Pirmas dalykas tai edukacija vadovaujančiam lygmeniui, kad atsirastų supratimas, kas yra Mavikas, kas yra FPV dronas, kas yra fiksuotas sparnas. Nes paprasčiausiai, jeigu tu esu turėjęs atvejį, kada mane pasikviečia, čia dar pačioj kelioniai, kad maždaug atvažiuok, mums labai įdomu, ką tu ten pasidaręs, labai ten laukiam ir taip toliau. Gerai, o jūs tikrai turėsit FPV pilotų? Jo, turim tų pilotų, čia viskas tvarkoja, super duper. Su dronais skraido. Gerai, atvažiuoju, pasikviečia tos pilotus ir aš jiem parodau savo droną, jie ten, gražu, ko iš mūsų norit? Mes kaip Mavikus skraidom. Mes su šitais nedirbam. Tas, kuris pasikvietė maždaug taip, o tai čia ne vienas ir tas pats, tai kaip dronas, propeleriai. Tai va, esmė yra taip, kad tiek šitas, jie skiriasi, jie yra naudojami visiškai kitom paskirtims, visiškai kitiem tikslam. Jų paruošimas darbus jiem irgi skiriasi, nes, pavyzdžiui, tarkim, kaip, čia panašiai kaip mašina, autobusas ir sunkvežimis. Tos pačios mašinos, jos važiuoja, veža dalykus, bet jau licenzijų reikia kitokių, paruošimo reikia kitokio, tai čia lygiai tas pats. Kur yra Mavikas, kur yra FPV dronas, kur yra lėktuvas. Lėktuvą ten turėsi mėtyti, turi labai specifiškai mokėti jį išmesti, nes priešingų atveju netaip išmetė, jis nukrito, susidaužė ir žiūrėk, tavo 7 štukės sudužo. Tada su Maviku turi žinot kitus niuansus, kad, pavyzdžiui, tarkim, viskas labai lengva, paprasta ir taip toliau, bet jis pradėjo džeminti, jis pradėjo atsijunginėti, tarkim, GPS, dar kas nors, kaip jisai reaguoja į šitus dalykus ir panašiai. Tada su savo darbiais iš viso turi mokėti lituoti, turi suvokti, ką prie ko jungti, ką prie ko prilituoti, kokie turi būti nustatymai, nes čia nėra, kad tik tai tu sudėjai droną, kas liečia FPV, ir sulitavai viską, susukai varžtus ir viskas skrenda tobulas dronas. Ne, tu dar turi jos smegenis įkišti tenais. Tai yra prisijungti prie kompo, suflashint smegenis, sudėti tam tikrus nustatymus, sujungti pultą, sujungti žodžiu, daug visokių niuansų yra. Ir pavyzdžiui, kol tu net nesuvoki, kas yra tie, kokie jie yra, tai apie kokį dronų panaudojimą mes galim kalbėti. Ta prasme, tu nežinosi, kur kas ką daro, tai vadinasi, nežinosi, kaip tai implementuoti. Vadinasi, tu šito dalyko bijosi ir nenorėsi implementuoti, bet jeigu tu žinosi, kuo skiriasi Mavikas nuo FPV, nuo fiksuoto sparno, kuo skiriasi autonominis skraidinamas nuo pilno rankinio pilotavimo, tai tu jau žinosi, suvoksi, kur tu tai gali implementuoti. Ir, pavyzdžiui, kaip pavyzdys valgai, tarkim, spagečius tu nevalgysi su šaukštu, nes jeigu bandysi arba su peiliu ir su šaukštu, tai ne kažkas gausis. Jeigu pasimsi šakutę, gausis gerai. Tai čia lygiai tas pats.
yra kažkokia tai situacija ir jeigu toj situacijoje paims netinkamą droną, kuris visiškai tai situacijai nėra skirtas, tai ir gausi blogus rezultatus. Tai paprasčiausiai pirmas dalykas yra labai svarbus - edukacija vadovaujančiam lygmenui. Kad jis suprastų, ką jisai atvežė, tarkim, jam dronų, tai jis suprastų, ką turi ir kaip tai gali panaudoti. Kokiose situacijose šitie dalykai bus efektyviausi. Ir antras dalykas, tai yra elementarus paruošimas kariškių. Tai kaip pavyzdys, kažkada buvo laikai, kada mes neturėjome sausumos, oro, jūrų pajėgų ir taip toliau. Buvo tiesiog vakariai, viskas. Duodu tau lėktuvuką, duodu tau laivuką, varykit. Visa tai išsiplėtojo. Visa tai išsiplėtojo į sausumos, oro, jūrų ir taip toliau. Tai čia dabar atskiras padalinys kaip ir turėtų formuotis, nes dalykų, kuriuos reikia žinoti, kuriuos reikia mokėti, kuriuos reikia suprasti, čia yra tiek. Vien tik tai Maviką mokėt skraidyti, tai dar nesi pilotas. Ta prasme, pilotas tai realiai tas, kuris ir ta, geras pilotas. Ir dar gali ne tik skraidyti, bet ir gali taisyti, ir gali pažiūrėti, kas nėra ne taip ir panašiau, ne kad sugedo, tai ką, metam lauk ir imam naują. Tai čia realiai turėtų būti tas naujas paruošimas, kad be pilotės skraidyklės. Gerai, bazinis kursas su visa teorija. Gerai, tą visą bazinę teoriją praėjai. Gerai, po to jau gali eiti į kažkokią tai sritį konkrečią. Nes vis tiek vienam labiau patiks fiksuotas sparnas, kitam patiks labiau FPV, racing, darbas, kitam labiau patiks tiesiog Mavikai ir panašiai. Tai kad būtų galimybė plėtotis autonominis skraidymas ar manualai, pilnai rankinis. Tai atsiradus tam paruošimui, ši priemonė, jos efektyvumo koeficientas padidės. Nes pirmas dalykas, žmonės žinos, kaip jie teisingai implementuoti darbe. Antras dalykas, atsiras kompetencijos su jom, dirbant su jom. Tai tokiu atveju visas efektyvumo koeficientas tik tai didės ir tada atsiras noras, plėtoti šitą dalyką, nes turim visas aplinkybės, turim visas galimybės tam visam implementavimui, darbui, tobulinimui, naujų dalykų kūrimui ir panašiai. Tai realiai tiesiog reiktų imti ir daryti. Mažiau kalbų, daugiau darbų.